neįmanoma. Dažnai pagalvoju, Taip. kaip gyvena, kaip laikosi. Auginam proanūkus ir baigta. Taip, taip. Kur padėti? Sutaupėm. Aš dabar labai užimtas. Kur dabar gyvenat? Čia Naujoji Vilniuje. Ai, daugiabučiam. Daugiabučiam, Genių 20. Darbų daug turiu, tai nesiruošiu mirti, pasakyti, tai jis nevaikštau, neturiu laiko. O tai kokius darbus dirbat? Agi, laukiu, kada anūkai išeis į pensiją. Mano vaikai visiems pensiją, tai dabar Anūkai turės anūkų laukiu. Yra kas veikti. Užsiėmimas rimtas. Tai užrašai? Jo, aš viską fiksuoju, darau filmus, kurie išlieka amžiams, nes įdėti į internetą. Tai jau čia. Į atsiminimus visus tremtinių rašau. Jau jie yra. Tremtinių atsiminimus rašau, nes jie numiršta ir pasilieka tie atsiminimai. Jo. O kur jūs gyvena dabar? Aš gyvenu netoli stoties, ten tokiam lenkiškam rajone ant kalno, Liepkalnį. Liepkalnė. Taip. Nu. Tokiam daugiabučiam, bet nelabai didelis namas. Labai Tai patogu. gerai. Labai gerai. Nu, važiuosim dabar pasikalbėti. Aš mamai nukreipimą bandau išrūpinti į ligoninę tyrimams ir po to eisim į restoraną kalbėti. Taip, gerai. Niekur nepabėkit. Ne. Labai gerai, kad susitikom. Taip. Papasakosit apie pokarinius laikus, tai geriausi atsiminimai, aš viską įrašysiu. Taip. Atsiminsit apie partizanus, jo labai įdomu bus jaunimui paklausyti. Nu va, mes atėjom apžiūrėti su ponu Bronim. Mūsų pirtis. Pirtis, gerai. Parodė, kur riešutas auga, kokio didumo. Šuva tai išnešioja, pirštinės visas tam sėti. Šuva labai neišauklėtas. Neina į jokią mokyklą, visai palaida bala. O tas medis graikinis, 10 metų jam gal 12. Šitas? Daugiau gal. Kokių 13 metų šitą. Jau pernai gal kokį 50 kg riešutų buvo. Pernai labai daug buvo, o šįmet žiedus nušaldė ir viskas. Gerai. Nu, sipažinam. Nu, tai gerai. O iki čia. Medis tai medis. Matai, jis darinėja, pažiūrėk, kaip daro. Jis viską gadina. Toj namus nuvers. Nuvers, tikrai. Va, matai, o kokios grindys. Kam